Norėčiau atkreipti turbūt į trim aspektais šiuo klausimu. Tai pirmasis aspektas, kuris iš tiesų stebina, tai yra 139 Konstitucijos straipsnis, kuriame yra parašyta, kad pagal įstatymą Lietuvos Respublikos piliečiai privalo atlikti karo arba alternatyvinę krašto apsaugos tarnybą. Tai yra įdomus faktas yra tai, kad Konstitucijos straipsnis šiuo metu realiai jis yra nepanaikintas, bet realiai jisai neveikia. Tai, sakysime, dvasinė nuostata, kurią turėjo kažkada Lietuva šauktinių kariuomenė ir kvietė į alternatyvę krašto apsaugos tarnybą, rodo, kad jisai iki galo nefunkcionuoja. Kitas dalykas yra tai, jeigu kalbėti apie dvasinę savijautą, tai yra mūsų įsipareigojimas skirti tam tikrą biudžeto dalį. Jis yra, sakyčiau, labai kritikuotinas ir kelia labai didelę nuostabą. Mes einame išlaikytiniu mentalitetu ir, išties labai stebina ir kad Lietuvos valstybė nepajėgė skirti 2 procentų krašto apsaugos sistemai. Tai kaip mes atrodome prieš sąjungininkus ir apskritai, kaip mes atrodome prieš patį save. Šie dalykai taip pat formuoja tautos mentalitetą ir susivokimą. Trečias dalykas, esant dabartiniai situacijai, yra kalbama ir buvo rašyta apie valstybės gynimo tarybą. Nematau jos jokių žingsnių, jokios veiklos, jokių vertinimų ir galų gale apsisprendimo. Šiaip bendra situacija rodo, kad mūsų pasiruošimas arba tiesiog suvokimas situacijos yra išties ypatingai abejotinas ir kartai susidaro, kad mes išties rimtai negalvojame, kad mums gali prisėti, pastovėti už save, kaip kažkada padarėme, neturėdami jokių nei pajėgų, tik tai savo apsisprendimą.